Gerai, einam toliau. Martynas. Yra čia Martynas. Štai Martynas, aš bėgu arčiau Martyno. Martynas jau stojasi. Martynas, iš kur Martynai atvykai? Kaip sakant, gyvenu Aukštelkėje ir iš Aukštelkės atvykai. Iš Aukštelkės. A, ten labai aukštai yra. Reikėsi klausimą, ar iš karto pasipuoši? Klausimą ir pasipuoši. Gerai, vyrukam šį vakarą skamba klausimai. Kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija? Jeigu ką žinot, patylėkim. Kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija? Lietuvos vyriausybės. Ne taip, iš tikrųjų. Deklaracija pasirašyta buvo lapo apačioje. Paplojam. Jau Martynas, kaip man privalo. Gediminas. Kur Gediminas didysis? Kur tas didysis Gediminas? Ano, gerai. Reikia, kad Gediminas atsistotų ir aš matyčiau. Gediminas. Čia man atrodo, kur čia aš taip, štai va, Gediminas. Gediminai reikia atsistoti. Jūs didysis Gediminas, ar ne? Ne, mažas. Mažas, ne? Aišku. Jums reikėtų užduoti klausimą. Ar jūs pasipuošite tą klausimą nori? Pasipuošti. Be klausimo. Kitą pabandom. Jeigu nesunku. Įkalbėjau, ne? Nu, palgų. Ne, čia irgi mano. Ne, čia mano yra. Taip, kokia pagrindinė skyrybų priežastis? Arba alkoholis, arba neištikimybė. Deja, vedybos. Jeigu nebūsi susituokęs, manau, kad nebus skyrybų. Tai va, gerai, galima sėsti, reikia pasipuošti. Ir toliau turime dar vieną grupę, Vidmantas. Yra čia Vidmantas. Nėra, kur tau galvo Vidmantas? Ne. Vidmantai, kur jūs esate, jeigu jūsų čia dabar nėra? Pasimetęs, čia tik daug žmogiukų, kad nepažįstam. Nepažįstam, tai aš jums padėsiu susipažinti. Vidmantai, ko niekada negali valgyti pusryčiams? Kur jūs, pavyzdžiui, nevalgot pusryčiams? Viską valgot? Jūsų atsakymas viską valgot? Gerai, atsakymas toksai, kad pusryčiams negalima valgyti nei pietų, nei vakarienės. Kada kas keliasi? Gerai, prašom, ačiū Vidmantai. Taip, papuojam Vidmantai. Taip, Alvydas, šį vakarą čia dar yra toksai atvykęs vyrukas Alvydas. Alvydas yra Laimonui kas? Draugas. Draugas atvykęs iš toli? Iš Smiltynės. O, čia pat visai. Iš Klaipėdos. Ir klausimas reikalingas, ne? Pabandykim, kas atrodo kaip pusė obuolio? Kaip mano? Salė tyla? Pusė rūgas per langą. Na, ne visai, žinokit, bet, kaip sakyti, atrodo pusė obuolio kaip kita pusė obuolio. Tai va, ačiū, tai galime ir pasipuošti. Aha, Rimas, yra čia toks įdrukas Rimas. Rimas, tai eina pažiūrėtis nurimęs. Ar jūs esate Rimas nurimęs? Nurimęs. Nurimęs jau, ne? Rimai, jums priklauso klausimas. Taip, klausimas skamba taip. Kas atsitiks, jei raudonąjį akmenį įmesite į mėlyną jūrą? Iškils garas. Ne. Jis paprasčiausiai sušlaps. Gerai, papuojam, tai buvo Rimas. Paškėm, kodėl Linas? Yra čia Linas. Va, Linas. Oi, koks didelis. Linas šį vakarą atstovauja draugų būrį. Taip. Dar kada paklausiu, ką palinkėsim Laimonai? Visko po truputį. Visko po truputį, kaip sakant, kaip mama sakė, įsipildytų visko po truputį, ko palinkėsim. Gerai, jums klausimėlis. Taip, skamba taip. Kaip žmogus gali 8 dienas nemiegoti? Nepasakinėkit. Tai tiesiog skamba taip, be problemų, nes jis miega naktimis. Papuojam.
Tokie lengvi Tai klausimai. buvo Linas, galima supažinti. Tai, Tomas, yra čia Tomas? Tomas. Tomai, iš toli atvykai? Šiaulietis vietinis. Vietinis. Ir Tomai, tavo klausimas skamba taip. Kaip gali pakelti dramblį su viena ranka? Turiu burtininkas. Ne, atsakymas taip. Tu niekada nerasi dramblio, kuris turėtų vieną ranką. Gerai, Tomai, pasipuoška. Tai yra Laimono draugės sūnus. Tai šį vakarą sūnus? Ne, visą laiką sūnus. Ko šį vakarą čia atvykai? Pasveikinti su gimtadieniu. Pasveikinti. Pavalgyti. Pavalgyti. Pasipuošti. Pasipuošti. Pašokti. Suabejoju. Gerai, ką palinkėsim, Laimonai? Plėtoti savo verslą. O, plėtoti savo verslą. Pakuojam, tai buvo modestas.